Sveiki visi, sveikinuosi su jumis nuo Zelvos ežero kranto ir pavadinimą šitą ežero paminėjau ne veltui, nes sausio 21 dieną, sekmadienį, nusimato čionai labai smagios varžybos. Inkiliuko taurė 2024 visus mėgėjus poledinės žūklės, visus avižėlininkus kviečiame atvykti. Bus dvi grupės, sportininkai, žmonės gaudantis Lietuvos čempionate ir mėgėjai. Tai atskiriam tas dvi grupės. Aš manau, kad normaliuose varžybose taip ir turi būti, nes visada gaunas taip, kad mėgėjai tos sportininkus, jeigu būna varžybos kartu, dažniausiai apgaudo. Jie turi visokių psichologinių traumų ir po to jiems sunku gyvenime būna. Tai kad nežlugdyt motyvacijos sportininkam, nemušti jų moralės, tai mėgėjai gaudys su mėgėjais, o tie žmonės, kurie nors kartą dalyvavo Lietuvos poledinės žūklės čempionate, priskirsim prie sportininkų ir eis truputį į stipresniųjų grupę. O rezultatas jau parodys, kurie ten buvo, kurie. Susirinkimo vieta bus Zelvos kempingas. Pabandysim pakabinti kažkokias nuorodas ar balionus pripūsim, kad nepaklystumėt. Šiaip turite rasti tiek per Mapsą, tiek per Google. Turėsim tikrai gerą aplinką, didelį aikštelę mašinom, turėsim teisėjų palapinę, turėsim blogio palapinę ir 2 sektorius. Apie patį ežerą tuoj pakalbinsim Lauryną. Jisai žino daugiau, nes realiai šiandien ir man pačiam pirmas kartas ir jis toks bus labai sunkus, nes dabar filmuoju labai šalta. Ir turim didelę minusą, tai pažiūrėsim, kokia žuvytė mums atsilieps prie tokio šalčio. Aišku, ant varžybų viskas keisis, tokių jau didelių nebus, ne? Pasilgom jau visi mes, ne? Žiemos to kvapo, kai įkvepi ir nuosia šnervė sulimpa. Pamirštos lietuviškos senos žiemos. Dabar pakalbinsim ežero viršininką Lauryną, sveiki. Labą dieną. Ir užduosim tokį klausimą apie ežerą. Ežeras yra limituota žvejyba. Tai vykdoma limituota žvejyba, todėl kiekvienam dalyviui reikalingas leidimas. Paprasto žvejo bilieto net nereikia čionai. Išrašėm leidimą visiems varžybų dalyviam iki 22 dienos. Tai pagabinom ant stulpo. Va, kad nežais su kiekvieno chebryte, leidimas yra prie ežero ant pavėsinės išrašytas visiems dalyviam. Parašyta inkiliuko taurės dalyviam. Iki 22 dienos. Iki 22 dienos žūklė šitam ežere. Nemokamai, nereikia nieko. Jo, yra nemokama, ne? Tai ačiū Laurynui už tai, bet mes turim iš jūsų vieną prašymą dėl žuvytės. Paleiskite šeriukus, starkius, lydekas, jeigu paklius. Taip, kadangi čia yra karpinis ežeras, yra labai daug baltos žuvies ir reikia to plėšrūno, kad tą baltą žuvį valgytų, kaip sakant, palaikytų ekosistemą. Tai pridabokit plėšrūną, kad ir mažas tas ešeriukas, pagavot, nelaikykit jo svėrimo ir kažkam iškart paleiskit į eketę ir duokit laisvę plėšrūnui. O baltas... Karšius, kuojas, plakius, visas žuvis galite imti drąsiai, atiduoti kaimynam, kam nori, čia jų labai daug. Taip, dar vienas prašymas yra, kadangi ežeras karpinis ir tos baltos žuvies yra didelė masė, tai tikrai nesakom, kad tą žuvį reikia paimti ir kažkur išmesti, bet jeigu naudojat savo reikmėm ar turit dėduką bubutę kažkokį... Galit drąsiai paimti. Jo, drąsiai imkit žuvį baltą, nepaleiskit baltos žuvies atgal, nes kaip bebūtų karpiai gyvena, ta balta žuvis stipriai eikvoja deguonį žiemą ir jos yra čia ženkliai per daug. Ir kiek daug parodys realiai varžybos. Tai dar klausimų apie ežerą. Gylis vidutinis? Ežeras visiškas bliūdas. Gylis 3,80, sakykim, plus minus 50 cm. Kito gylio nerasit, nėra jokių briaunų, nieko. Nieko, briaunų? Tik tai pakrantės briauna, po to lygų. Tai va, irgi įdomus stalas, nebus kažkokių užslėptų. Sąlygos, aš galvoju, varžybose labai lygios. Čia mes galvojam daryti trofėjinį ežerą, bet taip susiklosti, kad jisai gaunasi sportinis. Va, karpininkai varžybos būna labai lygios ir galvoju, poledinė žūklė irgi bus labai lygios sąlygos visiems. Ežeras kem 5 hektarai, nuomos sutarty Vilkipedija rašo 47, kaip ten yra iš tikrųjų, tai nieks nežino. Kas dar? Kilbukų yra.
žuvis dominuojanti, turėtų būti kas? Galvoju, varžybose bus koja. Kojytė, ne? Kaip ir visose varžybose. Kojytė, bet bus bonusų, yra Bus karšiuko. bonusų, bus karšių didelių ir bus ešerių didelių. Vo, įdomu, ne? Karšiuką paukštį ir tu jau damkėse. Tai va, hebrytė, kviečiam visus vasario 21 dieną ir kodėl 21 dieną, kaip be būtų žmonės yra tikrai kas nuoširdžiai ruošęs tom varžybom, stengiasi tom varžybom, tai palikom tą šeštadienį, nedarom šeštadienį, o keliam visą tą reikalą į sekmadienį, kad kas norit, galės atvažiuoti dar pasitreniruoti, kad neit va bank, tai turėsi dar tą šeštadienį, atmušime zonas ir už koliukų, ypač zonos per treniruotės eiti negalima, o už koliukų drąsiai gali eiti perimetrų ir treniruotis. Tai galės ir dar šį savaitę gali atvažiuoti, kada čia 14, kas nedalyvaus Lietuvos čempionate pasitreniruoti. Kaip Laurynas sakė, leidimas išrašytas iki 22 dienos, tai realiai, kada išėjo video, jums kažko papildomai nereikia, pinigėlių jokių mokėti nereikia ir hebra važiuokit, treniruokitės ir susitiksim per varžybas. Kai mes Rusijai, ne, ir galvojat, kaip čia nutiko, ką tik ant ledo buvau dabar Rusijai, tai žinokit, kai video darai, numontuoji karpą ir gali įdėti iš skirtingų vietų, žinokit rimtai. Atėjom prie mano pašarinės, ne, visi buvę mano Rusijai bardakėlį ir pas mane galima čia rasti visko, o šiandien ieškosim, nepraeina, matėt mano žieminės žūklės be gardono, nepraeis jos šiandien ir dėsim karšį juodą. Kodėl karšį juodą dėsim, kad dar dėsim džiuvėsėlių. Tie patys standartiniai, kur vasarą, tik su kavamalė pamalti. Ir. Matai, čia visokių produktų, dažų, kažkokių molių. Visko galima pridėti, bet šiuo metu nereikia. Gal įdėsiu truputį kalendros. Kalendra, vanilė ir karamelė niekada negadina reikalo, nei žiemą, nei vasarą. Tai šiandien daug nemaišau. Apie 1 kilogramą ir kokia mintis, ne? Juodas, karšinis pašaras, nes ten yra karšiuko. Noriu pasižiūrėti, ar jau yra tokio oro prie tokio minuso, aš manau, jis bus visiškai pasyvus, bet įdėsim to karšinio pašarėlio. Ir labai aktyvus, ir kas, matot šitą užrašėlį, fine maturė. Čia reiškia, kad tas pats gros gardonas, negalvokit, kad jis kitas, tiesiog smulkiai frakcija. Tuo aš jums parodysiu, praleidęs per 2 mm sietą, kas iš jo lieka. Tai realiai šaltam vandeniui ir žiemai mes naudojame šitą paštą, nes yra lygiai tas pats, lygiai tie patys komponentai, nieko jis nesiskiria. Tradicinis gros gardonas, tik kad jis yra per malūną praleistas smulkesnio malimo. Čia atsiranda fine maturė, ne? Aš turiu šviesų, tamsaus nebeturiu, reiks bėgti jau kitą savaitę, aplamai mažai liko pašarų, tai aš kitą savaitę į laiko turėsiu, bėgsiu į Salmo, nes artėja varžybinis sezonas susirinkti visus pašarus, tai aš jums galėsiu parodysiu, ką naudosiu varžybiniam sezonui, ne? Matot, ne? Liko stambios frakcijos, truputuką, per 2 mm sietą mes visą šitą reikalą praleidom. Ir dabar čiumpam dar pusę kilogramiuko juodo. Šiaip siūlau pirkti juodą pašarą, nežinau, aš aplamai dėl manęs šviesaus pašaro gali nebūti, kas jau sekat žinot. Aš manau, kad pašaras turi būti mažiausiai rudas. O, prasileidom karšinį, pažiūrėkit, kiek dabar liko. Buvo vienas kitas grūdelis, o nuo karšinio per 2 mm sietą liko gan tikrai nemažai. Ir kokia visa šita mintis, ne, kad nebūtų tų stambių detalių. Nes kaip bebūtų, ta žuvis nelabai maitinas, nelabai ten gerai virškina. Ir suvalgius porą stambių detalių, jinai guli ant dugno ir augėjo ir nesidomi mūsų avižą. Ne? Padarė smulkę frakciją, ją pritraukė, kvapas, visa ta fizika. Jinai atėjo, kažkokios dalelės ten kyla, leidžias kažką padziubena, bet kažko tokio, kad primušt gūžį, nelabai reikia. Be to, sausis, hebras, sausis yra sausas. Kas liečia pašarą, nereikia didelio kiekio tikrai sausio mėnesį, nereikia stambios frakcijos, neturi būti kažkoks aromatingas. Kvapai žiemą turi teisę gyventi. Aš kalbu apie sausus kvapus, naudoju aš juos, tikrai naudoju karts nuo karto. Bet vėlgi, be fanatizmo mes turim visą tai daryti. Nes
Žiemą, kas galiu pasakyti, kas tikrai neveikia. Citrusas neveikia. Man gali įrodinėti, kas nori vieni. Žinau, kas naudoja iš mano net draugų. Citrusinius, nu nežinau, aš kiek bandęs, man visiška nesąmonė. Citrusinis kvapas žiemą daugiau užmuša, negu padaro kažką gero. Palaukim, kol pabrims. Ir kodėl Rusija, ne? Jeigu mes maišomės, apie citrusinius kvapus nebaigiau, nu nieko gero. Citrusas yra šiltam vandeniai 16 laipsnių ir daugiau, taip jis veikia ant karščio fantastiškai, bet žiemą, sakau, gali daugiau prisivirti košės, negu turėti iš to naudos. Kas dar liečia apie kvapų? Sausą naudoju, bet žiemą, žinokit, kadangi vanduo šaltas, tas kvapas persiduoda daug sunkiau negu vasarą. Vasarą šiltam vandenį kvapas labiau sklinda, šaltam vandenį jis sklinda mažiau. Tai irgi reikia pagalvoti, kiek to kvapo, jeigu mes įdėsim nedaug, tai gal ten niekur nebus. Tai kai aš sakau, matė esat mano video, kai darom šoką, žinom, kur yra žuvies, daug žuvies, arba gaudom turgui, tai kartais to kvapo nededu daugiau negu vasarą ir kartais būna gerai, bet aišku būna ir išimčių, būna, kad labai blogai nusipjauni. Tai sakau, be fanatizmo, žiemą aplamai be fanatizmo. Gruntas, galim dadėti grunto, niekada, manau, 50 nemaišo. Šiandien nedėsiu, nes žiauriai šalta ir aš noriu pažiūrėti, kas gyvena, ne, šitame ežere. Tai tokia ir yra mintis, kad labai aktyvų, šersiu iš rankos, aktyviai liniją kečių, taip išilgai per ežerą ir pažiūrėti, kokia žuvis gyvena ir kaip jin ateina ir kaip jin reaguoja. Tai realiai šiandien susipažinimas, ne žuvies gaudimas bus, o susipažinimas su žuvim, ne? Kas liečia apie maišymą šiltai, jeigu jūs neturit galimybės kažkur Rūsy garaže ar namuose susimaišyti, tai siūlau, nu galit ir mašinę susimaišyti, kad turėkit šilto vandens daugiau mažiau kambario temperatūros, susikurkit mašiną, padarykit pirmą drėkinimą, padėkit mašinoje šiltoj, kad negautų tiesiogiai šalčio, nes realiai dabar prie tų minus 16 pradėk laukia maišytą pašarą, tai geriau tada iš vis jo turbūt nenaudoti, nes ten nieko gero nesigaus, šaltis pasiema drėgmę ir aplamai. Matėt mane, ne? Ką aš darau, palauk, kur aš atsinešiu, turėjau visą. Maišiukė, viską laikau maišiukė, nežinau ar paėmiau. Žodžiu, pašą, kad jis neveiktų jo šaltis, neišgaruotų drėgmė, tai tiesiog į plastikinį maišelį, bet kokį susipylėt ir va čia va už ančiuką. Visio, maišau ir keliamės dabar vėl ant ledo. Šiai dienai mes turim 7 centimetrai. Bet laukia labai šaltas, mažas koks sniegelis, pašiaušęs. Turim dar laiko, 2 savaitės lygiai. Ir turim ryt po ryt tokius didelius šalčius, kad, nu pažiūrim, kur sniegelė važiuoja. Kad čia viskas perka. Čia atrodo buvo, čia jau ledas nekoks, bet sakau, turim 2 savaitės geras. Čia turim 7 cm, ten turim 4-5, bet tai 2 dienos beveik po 20. Jeigu neviršus, tai bus čia viskas gerai. Nes kitur ledo iš vis nėra, žinau, kad vakar Hebra šeštadienį neužlipo. Šiandien irgi mačiau rašinėja, ranko šala. Šiandien Hebra irgi rašinėja sekmadienį, kad kur žvejoja, kur ledas, nelabai kas ir užlipa. O čia jau turim. Ajajajai, kaip šalta. Pirmos eketės, dabar antrojo ketėjai. Ir iškart žuvis atsiliepia, sportinė kojytė. Jei kimba prie tokio šalčio, reiškia skips prie gero oro labai gerai. Viską šala, ranko šala. Jakėte leidė. Pravedimą pačion darai, tai reikia su pirštų pramakaluoti, kad neužšaltų. Rankytės, ne? Tai va, Hebrytė, ką galiu papasakot, ne? Taisyklės. Kažkas. Galima varžybom naudoti 2 litrus pašaro ir 1 litrą gyvų
masalų. Į tai įeina džokeris ir uodro truklio lerva. Sportininkam taisyklių nepasakoju, jie ir taip viską žino, o mėgėjam reikia turėti 2 vėliavėlės, ne? Mano vėliavėlė atrodo tai va, savo darbę ant medinės kaladėlės. Turi turėti 2 kažkokius daiktus, ar pasigaminsi tas vėliavėlės, ar nežinau, paimsi 2 vienodus daiktus, bulves, kad galėtumėt atskirti ir vieną vėliavėlę pagal taisyklės visada su jumis, ar gręžiat, ar gaudot, ar šeriat prie kėties. Kitą tam kvadrate paliekam bet kurioj vietoj ir kitas žmogus negali tenai žvejoti per 5 metrus, 5 metrų atstumas. Jeigu dėl atstumo iškils kažkokių tai klausimų, turėsim teisėjų su rulete ir pirmumo teisę turi tas žaidėjas, kuris vėliavą pastatė pirmas. Ir viskas. Kitą savaitę atvažiuosime išmušt zoną, bus pažymėta koliukais. Tai pačioj zonai treniruotis negalima, o už koliukų, už sektoriaus drąsiai galėsite eiti aplinkui ir treniruotis. Neaktyvi šiandien žuvis, matos, kad labai neaktyviai reikia kalbinėti. Artėja varžybų sezonas, prasidės Lietuvos čempionatas. Jeigu viskas gerai, visur turim tą bėdą, kad nėra ledo, užmetė sniego ir po to sniego, kada atrodo ir neregėti kosminiai šalčiai Lietuvoje atėję, bet ledo saugaus neturim, tai būkit labai atsargus, nes po to sniegu tas ledas nešala. Kas liečia Lietuvos čempionatą, tai tikrai nebijokit tenai irgi sudalyvauti. Vienas niuansas, kad varžybos vyksta 2 dienas. Ir turbūt tai yra didžiausia problema žvejui mėgėjui, kad reikia aukoti visą savaitgalį, reikia kažkur nakvoti. Bet patikėkit, tikrai įdomus visas tas reikalas, jeigu patinka žvejyba, jeigu domitės tą poledinę žūklę, tai nebijokit, atvažiuokit į tą Lietuvos čempionatą, nėra ten jokio baubo. Nes visi galvoja, kad o Jėzau, ten sportininkai užsiema, ten labai techniški dar ką. Kokie ten techniški, chebra? Čia yra perdėtas dalykas ir jeigu jūs gaudot labai greitai, labai techniškai, ten viską žinot, mokat, bet jums nekimba ir sėdi žmogelis, kuris traukia lėtai, kars nuo karto susipina, bet jam kimba, tai patikėkit manim. Tas žmogelis, kuriam kimba, apgaudys bet kokį tą sportininką, kuriam nekimba. Tai sakau, perdėtas, stipriai perdėtas tas visas reikalas. Mes turim vieną labai gerą pavyzdį su mūsų Gintuku, mano klubo, tai realiai vienintelis žmogus asmeninį įskaitai kol kas per Lietuvos istoriją laimėjęs pasaulio čempionatą. Tai Gintukas pas mus atėjo 45 metų į klubą, su didelėm avižom va tokiom, kabliai, kad su bulgarke nupjaut neina. Ir jisai po 8 metų, 53 metų laimėjo pasaulio čempionate asmeninę įskaitą. Tai tas sportas yra toks ilgaamžis, tai tikrai amžiaus nėra ribos ir kartais nereikia bėgti, kartais nereikia lėkti, tiesiog reikia teisingai eiti, teisingai įsišerti tą žuvį ir galima sugaudyti taip pat gerai kaip lakstant. Tai nebijokit, sakau, jeigu yra minčių, prisijunkit, visa informacija apie Lietuvos poledinės žūklės čempionatą bus Facebook'e, rasit. Aš tikrai pasidalinsiu savo profilį ir yra toks puslapis Lietuvos poledinės, matot, net neskęsta. Yra toks puslapis Lietuvos poledinės žūklės čempionatas. Ten rasit visus skelbimus, visus kvietimus. Tai tiek turbūt apie Lietuvos čempionatą. O kas liečia inkiliuko taurę, tai atvažiuokit jo, nereiksim su sportininkais gaudyti. Fantastinis sportinis ežeras, aš matau, kad bus. Žuvies tikrai yra. Ir labai laukiu iššaut bonusą. Yra didelių ešerių, yra karšiukų. Ir kur buvę, kur nebuvę, vis tiek jie sureaguos į tą pašarą, turėtų ateiti. Ką, nieko nėra, kelios kojelės. Einam pasikeisime kėtėlę.
Opa, opa, opa. Žiauriai šalta, su pirštinėm negaliu gaudyti. Nu nežinau, man kimba, aš pripratęs tom plikom rankom, tos rankos peršalia. Ir vis tiek bandau tą pirštinę užsidėti ir nagais nukirptais ir viską išbandęs. Nu niekaip, man nežinau. Kaip pripratęs tas rankas šal, taip ir šalu toliau. Ir paskutinis klausimas nepaspręstas dėl startinio mokesčio. Skelbime pamiršau pažymėti. Pažymėjau, kad vaikam dalyvavimas nemokamas, bet moterim, kurių tikimėsi, kad bus, turime tų poledinės žuklės entuziasčių, tai moterim ir senjoram, kadangi šildymo kainos kelia, tai mes mažinam startinį mokestį ir senjoram su pensininkų pažymėjimą, ir damom startinis mokestis per pusę. Tai 10 pinigėlių, vaikam iki 16 metų dalyvavimas nemokamas, o visiems kitiems startinis mokestis 20 eurų. Varžybų prizinis fondas bus tikrai įspūdingi prizai. Inkiliukas paskirs įspūdingus prizus, inkilai visi senai išparduoti, šį sezoną jau nebėra, nebeklauskit. Visi galit kitam sezonui į sąrašėlį, kai buvo pernai, užsirašyti. Tai kaip tik esu palikęs 6 inkilus, tai nugalėtojams bus inkilai, bus meškerėlės, bus masalų dėžutė, žodžiu, prizinis fondas, taip kažkur grubiai iki 2000 eurų turėtų būti. Tai tikrai verta, kas laimės, tikrai džiaugsis. Bus prizai, ojojoj. Liko užsakyti taurelės, tai ryt po ryčiom dienom nuvažiuosiu užsakyti taurės ir bus chebrytė, bus tikrai dėl ko pasivaržyti. Atšalau iki kaulų, pažiūrim, ką pagavom, greita, nežinau, kiek čia mes gaudėm. Pažiūrėsiu. Gaudėm mes valandą 20 minučių. Tai mano laimikis apie gerą kilogramą, gal kilogramą 200, mato tokia sportinė kojytė. Tai nusimato labai linksmos varžybos ir ką, chebra, iki susitikimo sausio 21 dieną ant Zelvos ežero kranto.